Esu profesorius Gintautas Skripkiūnas, dirbu Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos katedroje. Betono mišinių plastifikavimas šiuo metu labai plačiai taikomas gaminant betono gaminius, gelžbetonio konstrukcijas, bet galima plastifikuoti ir cementus. Paprastai plastifikavimui yra naudojami plastifikuojantys priedai, plastikliai arba superplastikliai. Tai šiuo metu gana paplitę polikarboksilato eterio polimerai ir plastifikavimo efektas pasireiškia veikiant plastifikuojančiam priedui, disperguojant cemento daleles, suteikiant joms elektrinius krūvius ir dalelės gerai disperguojasi. To efekto pasekoje mes gaunam geresnę mišinio konsistenciją, didesnį mišinio slankumą arba sklidumą. Jeigu mes palaikome tą patį mišinio sklidumą, tai galime sumažinti vandens kiekį mišiniuose ir gauti tą pačią mišinio konsistenciją. Ir sumažinę vandens kiekį galime mažinti ir cemento kiekį ir gauti cemento ekonomiją, gaminant betono gaminius arba gelžbetonio konstrukcijas. Plastifikavimo efektyvumas gali būti vertinamas pagal standartinio skiedinio, kuris naudojamas cemento bandymams pasklidimą ant kratomojo staliuko. Kuo didesnis pasklidimas, tuo efektyviau veikia plastifikuojantį įmaišą. Ir jeigu norim gauti to pačio pasklidimo analogiško kaip ir be įmaišos mišinį, galim sumažinti vandens kiekį ir vandens kiekio sumažinimas duoda plastifikavimo efektą. Pridėjus tam tikrą kiekį plastifikuojančios įmaišos, polikarboksilato eterio pagrindu galima sumažinti vandens kiekį iki 20%.